prašau atsistoti visų. Ir kadangi man reikia laisvų rankų, tai tiesiog sekite ir darykite tą patį, ką aš darysiu. Stipriai negailėdami pamasažuojam ausis, iš visų jėgų galima net suspausti. Skiriamasis bruožas išėjus iš šito užsiėmimo bus raudonos ausis. Kad atpažintumėm vieni kitus, paroda didelė, daug žmonių. Tai yra tiesiogiai susijęs su smegenų darbu. Čia yra nerviniai centrai, kurie aktyvina ir įjungia mūsų smegenis labiau. Dabar stipriai suimkit ausis už apačios, norėdami prailginti 1 centimetru ir padarom tokią rūšką naminą. Dabar tempkite save už ausų į viršų, norėdami tarsi iškelti į viršų, kaip baronas Münchhausenas. Ir norėdami padaryti ausis panašias į elfų, ilgesnės. Ir padarom amerikietišką šypseną, nuo ausies iki ausies, rodant dantis ir tą emociją perduodam vieni kitiem. Ir paskutinioji užduotis prieš pradedant kalbėti rimtom temom, yra apsidairykit aplinkui ir išsirinkit 7 žmonės, kurių visiškai nepažįstat. Jūsų užduotis prieiti prie tų 7 žmonių, apkabinti, nusišypsoti ir palinkėti geros dienos. Kiekvienas, kai 7 žmonės apkabinsit, galėsit grįžti į savo vietas. Kaip dabar jaučiatės? Geriau šiek tiek. Tai paaiškinu, ką mes padarėm. Visų pirma, mes jungiam labiau savo smegenis, masažuodami ausis ir mes pakėlėm savo emociją, pagerinom savo emociją ir mes pasikrovėm vieno iš laimės hormono dienos normą. Tai yra 7 nepažįstami žmonės apkabinti, suteikia tiek laimės hormono, kad užtenka visai dienai. Pakelkit rankas, kas šiandien gyvenat savo svajonių gyvenimą. Maždaug 6-7 žmonės. Kas iš jūsų norėtumėt gyventi savo svajonių gyvenimą? Kaip jums atrodo, kas skiria daugumą čia sėdinčių žmonių nuo tų, kurie jau šiandien gyvena savo svajonių gyvenimą? Ką turi tie arba ką daro tie, kurie gyvena? Kas tai būtų? Jie vyresni, ar ne? Kai kuriom svajonėm reikia laiko, taip, labai teisingai. Bet ką dar galima pasakyti? Aš manau, kad jie žino, ko tiksliai nori ir
turi tą tikslą ir jį užsibrėžtinai siekia. Vienas iš tų dalykų. Kitas koksai? O kitas, tai šiaip žino, ką reikia daryti, kad būtum laimingas, domisi, turi draugų, kurie pozityvus, aplinka pozityvus. Labai teisingai. Pirma ir patys svarbiausia, mano nuomonė, aš išgirdau. Žmonės gyvenantys savo svajonių gyvenimą žino, ko siekti, žino savo tikslus ir žino savo svajones. Visų pirma, reikia svajoti, kad susikurtum ir kad priartintum ir gyventum taip, kaip tik tai svajojai. Ir antras dalykas, ką tie žmonės turi, jie išsiugdė tam tikrus charakterio bruožus, kurie leidžia nepaklysti kelyje link savo svajonių gyvenimo. Aš esu Laurynas Pečkaitis, karjeros konsultantas. Šitas visoje parodoje tame vakampe konsultuoju karjeros klausimais, mokinius, padedu įsigryninti gyvenimo misiją, pašaukimą ir ant to dėlioti visą gyvenimo planą kaip pagrindą. Ir šiandien gyvenimo misija japoniškai, mes kiekvienas iš jūsų lygiai taip pat įvardinsit savo gyvenimo misiją ir su melo detektorium galėsim išsitirti, jinai teisinga ar neteisinga, jeigu bus įdomu. Šiandien galiu pasakyti, kad 90% gyvenu savo svajonių gyvenimą, bendrauju su tais žmonėmis, su kuriais man patinka bendrauti, užsiemu tą veiklą, kuri man patinka, tai yra bendravimas su žmonėmis, tai tiek individualiai dirbu, tiek vedu seminarus pačius įvairiausius, esu tam tikrą prasme mokytojas, visą laiką norėjau būti mokytoju, bet netradiciniu, tai turiu ir savo privačią mokyklą. Tačiau tai buvo ne visą laiką. Kritinis momentas buvo, kai aš buvau 23 ar 24 metų amžiaus, kada vieną rytą atsikėliau ir suvokiau, kad visas gyvenimas, viskas, ką aš iki šiol dariau, buvo ne mano gyvenimas. Ir kad tai buvo lemta aplinkinių nuomonės, kad tėvų nuomonė, patarimai, vyresnių žmonių tam tikri patarimai, autoritetų, mokytojų patarimai labai įtakojo mano karjeros ir gyvenimo sprendimus, bet jie man asmeniškai nebuvo teisingi. Aš nesijaučiau laimingas. Pusę metų mokiausi teisę, magistratūrą, daugiau negalėjau užtempti, nes suvokiau, kad tai yra ne man. Nesvarbu, kad teisė yra perspektyvi, kabutėse specialybė. Ar žinot, kad šiandien teisininkui yra paruošta 20 metų į priekį ir kiekvienais metais baigia vis daugiau ir daugiau studentų šitą specialybę. Tai anaiptol nėra perspektyvų, mano akimis žiūrint. Toliau darbas gyvybės draudimo kompanijai, kur visos galimybės užsidirbti didelį atlyginimą, visos galimybės kilti karjeros laiptais, bet suvokiau, kad tai ne man. Daugiau metų negaliu ištempti. Ir prasidėjo tokie galbūt kardinalūs pokyčiai mano gyvenime, kada reikėjo viską mesti iš pagrindų, keisti ir klijuoti ir ieškoti savęs. Ir šiandien tikrai labai pavydžiu šiuolaikiniam moksleiviam, kuriem užsimena ir užduoda klausimus, vyresni žmonės tokie kaip aš. Kas aš, koks aš, kokiu noriu būti, kokios yra mano svajonės ir kaip jas įgyvendinti. Tikrai baltai pavydžiu jums, nes anksčiau to nebūdavo ir reikėdavo praeiti per patirtį labai daug metų, labai daug dalykų išbandyti, nukentėti, klaidų padaryti, kad tuos atsakymus gautum. Tai šios dienos užsiėmimo tikslas, kad kiekvienas priartėtumėt arčiau savęs, arčiau savo širdies, arčiau savo pašaukimo, arba bent jau patvirtintumėt tai, ką visada žinojot. Kas iš jūsų matėt filmą The Secret, paslaptis? Kas matėt labai panašų, bet šiek tiek galbūt gilesnį What the Bleep Do You Know? Kokio velnio mes žinome apie save, apie pasaulį, apie realybę ir panašiai. Tai pradžiai noriu parodyti 7 minučių ištrauką iš to filmuko, apie tai, kaip veikia mūsų smegenis, kaip mes suvokiam realybę, kodėl ta realybė yra kiekvieno skirtinga ir paskui trumpai aptarsim, privesdami prie mūsų šios dienos temos. Kodėl nuolat atkuriame tą pačią tikrovę? Kodėl užmesgam tokius pačius santykius?
Kodėl gaunam vis tuos pačius darbus? Kodėl kuriame vis tą pačią tikrovę, kai aplink tvyro bekraštė galimybių jūra? Argi nekeista, kad turėdami pasirinkimo laisvę ir daugybę galimybių jų nė nesuvokime? Ar gali būti, kad esame taip smarkiai sąlygojami ir savo gyvenimą kūrėme taip automatiškai, kad kartais net manome nieko negali pakeisti? Mes išmokom tikėti, kad išorinis pasaulis tikroviškesnis už vidinį. Šis naujasis mokslo modelis tvirtina priešingai. Tai, kas dedasi mūsų viduje, sukuria viską, kas dedasi išorėje. Fizinė realybė tvirta. Tačiau ji pradeda egzistuoti tik tada, kai susiduria su kokia nors kita fizinės realybės dalimi. Ta dalimi galime būti mes. Žinoma, tada mes esame šališki. Tačiau gali būti ir kas nors kita. Pavyzdžiui, atskriejantis atsitiktinis akmuo, kuris sąveikauja su tuo neaiškiu dideliu reiškiniu ir išprovokuoja tam tikrą jo būties formą. Senovės filosofai sakė, jei paspyręs akmenį užsigaunu kojos pirštus, tai tas akmuo tikras, aš jį jaučiu. Jaučiu kaip tikrą, visiškai aiškiai. Vadinasi, tai tikrovė. Tačiau visa tai tik potyris, tik to žmogaus suvokimas, kad akmuo tikras. Buvo atlikti moksliniai eksperimentai. Žmogui liepdavo pažiūrėti į kokį nors daiktą ir kompiuteriniu tomografu stebėdavo, kuriuose smegenų srityse atsiranda aktyvumas. Paskui prašydavo užsimerkti ir įsivaizduoti tą patį daiktą. Paaiškėjo, kad įsivaizduojant suaktyvėja tos pačios smegenų sritys. Tarsi žmogus iš tikro tą daiktą matytų. Taigi mokslininkams kilo klausimas. Kas tada iš tikro mato? Smegenys ar akys? Ir kas tada yra tikrovė? Ar tikrovė yra tai, ką matome smegenimis? Ar tai, ką matome akimis? Iš tiesų smegenims nėra skirtumo, ar žmogus ką nors tikrai mato, ar tik atsimena. Veikia tie patys nerviniai tinklai. Taigi kyla klausimas, kas yra tikrovė? Į mus plūsta daugybė informacijos. Patenka į kūną ir mes jį apdorojame. Patenka per jutimo organus, paskui kyla vis aukštyn. Kiekviename žingsnyje dalį informacijos pašaliname. Sąmonė pasiekia tik tai, kas mums labiausiai naudinga. Per sekundę smegenys apdoroja 400 milijardų bitų informacijos, tačiau mes įsisąmoniname tik 2000. Ir tie 2000 bitų informacijos yra tik apie mūsų aplinką, kūną ar laiką. Pasaulis, kuriame gyvename, tarsi ledkalnis. Mes temetome jo viršūnę. Didžiulio kvantinės mechanikos ledkalnio viršūnė. Sveika. Ar daug nufotografavai? Ne. O, kaip gaila. Kągi, pasimatysim vėliau. Jei smegenys apdoroja 400 milijardų bitų informacijos, o mes įsisąmoniname tik 2000, vadinasi, tikrovė smegenyse atsitinka visą laiką. Smegenys gauna tą informaciją, tačiau mes jos neintegruojame. Akis tarsi objektyvas. Tačiau iš tikro viską mato juosta, kuri yra pakaušio smegenyse ir vadinama regos žieve. Štai čia, ji tarsi šitą kamerą, šitą juostą. Ar žinojote, kad smegenys mato tik tai, ką gali matyti? Čia svarbu. Pavyzdžiui, šitą kamerą mato aplink mane kur kas daugiau visko, kas čia yra.
nes ji nieko neatmeta ir nevertina. Has no objection and no judgment. Mes galime matyti tik tą filmą, kurį rodo mūsų smegenys. Ar gali būti, kad mūsų akys, mūsų kamera, mato daugiau negu mūsų smegenys sugeba sąmoningai parodyti? Smegenys veikia taip, kad matome tik tuos dalykus, kurie mūsų nuomonė yra įmanomi. Mes lyginame su vaizdiniais, kuriuos turime savo galvoje iš anksčiau. Pateiksiu nuostabų pavyzdį. Kai Kolumbo laivai artinosi prie Karibų salų, vietiniai indėnai paprasčiausiai negalėjo jų pamatyti, nes iki tol nebuvo nieko panašaus regėję. Kai Kolumbo armada artinosi prie Karibų salų, ne vienas čiabuvis nepamatė horizonte baluojančių laivų. Jie negalėjo pamatyti todėl, kad jų smegenys nežinojo, neturėjo patirties, kad kliperiai egzistuoja. Šamanas pastebėjo atsiritančias bangeles, tačiau laivų nematė. Jisai susidomėjo, kas čia dedasi. Kasdien ateidavo prie kranto ir vis žiūrėdavo. Po kurio laiko jis laivus pamatė. Tada ir kitiems pasakė, kad ten yra laivai. Gentainiai juo pasitikėjo ir tikėjo, todėl irgi pamatė laivus. Laikas atsipeikėti. Pirmas svarbus dalykas iš filmuko. Mes sąmoningai suvokiam labai mažąją dalį visos realybės, visos informacijos, kuri yra aplink mus. Šiuolaikinis mokslas paskaičiavo, kad kiekvieną sekundę per 5 pojūčius aplinkui mus pasiekia 400 milijardų bitų informacijos. Tačiau smegenys sugeba apdoroti pagal savo galingumą 2000 bitų. Tai yra labai maža 1% dalis. Ir tai sudaro mūsų realybės suvokimą. Dėl to kiekvienas šiek tiek kitų kampų suvokiam tuos pačius dalykus. Ir kaip iliustraciją galėčiau pasakyti, pavyzdžiui, žodis šuo. Kas? Gyvūnas augintinis. Gyvūnas augintinis. Kokios emocijos kyla, kaip pagalvoji? Labai geras, labai myliu šunis. Pasakykit pačią pirmą mintį, kuri kilo į galvą, kai pasakau šuo. Kas tau yra šuo? Mano augintinis. Kas? Taip pat mano šuo. Jeigu paklausiau mano šuo, tai kiekvienas skirtingą dar įsivaizduojate, ne? Skirtinga veislė, skirtingas elgesys, charakteris. Kas jums šuo? Mano kalė, kuri numirė prieš mėnesį, labai gaila. Ir kokios emocijos kyla, kaip išgirstat šuo? Prisimenu ją, draugė buvo mano labai gera. Tai visiškai skirtingos. Žmogus, kurį vaikystėje būtų apkandžioję šuo, pavyzdžiui. Ar jo kitokia asociacija būtų mąstymas ir galvojimas apie šunį, visai kitos emocijos kiltų, ar ne? Tai lygiai taip pat, kai mes kalbame apie karjerą, apie svajones, apie gyvenimo kelią, kiekvienas renkamės labai skirtingą. Ir kiekvienas filtruojame labai stipriais filtrais tą informaciją, kuri mus pasiekia. Apie galimybės, apie svajones, apie viską. Ir tos filtrus daugiausiai formuoja, kai esame jauni, mūsų tėvai, mūsų šeima ir mūsų artimiausia aplinka. Tai yra draugai, chebra, kieme, būrelis, klasiokai ir panašiai. Ar tai yra sąmoninga, ar tai yra mums naudinga ar nenaudinga, mes to niekada neužduodam to klausimo. Šios dienos vienas iš tikslų užsiėmimo, kad jūs tokį klausimą užduotumėt. Ar jūsų įprasti filtrai į pasaulį, į realybę yra jums naudingi, kad gyventumėt svajonių gyvenimą? Ar reiktų galbūt kažkiek kitų kampų pažiūrėti, galbūt praplėsti pasaulėžiūrį ir pastebėti, atsirinkti tą informaciją, kuri arčiau jūsų arba naudingesnė jums ir panašiai. Viena mintis. Antra mintis yra, kad smegenis, jeigu jas fiziologiškai žiūrint, stebint, labai panašiai veikia ir lygiai taip pat aktyviai veikia tie patys centrai, kai mes
realiai išgyvenam kažką, kai mes prisimenam arba mes fantazuojam, kuriam savo svajones. Tai pabaigoje prieisim prie patarimų, kaip galima artėti link savo svajonių gyvenimo, tai ten pakalbėsim. Bus patarimas, kuo dažniau vizualizuoti. Tai įsivaizduoti konkrečiai, ko jūs norėtumėt. Dabar einam pagaliau prie temos. Tema yra japoniška, coachingose gyvenimo misija japoniškai. Šitą metodą atvežė, aš esu coachingo specialistas, buvau coachingo asociacijos Lietuvoje valdybos narys 3 metus ir viena mano kolegė dalyvavo prieš kokius 5 metus Japonijoje coachingo konferencijai ir parvežė šitą metodą. Ir jisai skirtas gyvenimo misijos įvardinimui. Po šito pratimo kiekvienas iš jūsų pasimsite tušinuką, rašymo priemonę, rašymo lapą ir įvardinsit vienu sakiniu mano gyvenimo misiją. Dabar prašymas pasimti rašymo priemonę ir ranko užsirašyti ir užrašykite 3 žodžius mano gyvenimo misija ir padėkit brūkšnelį. Jūsų tikslas per ateinančias keletą minučių vienu sakiniu užrašyti savo gyvenimo misiją. Misija gali būti susijusi su ta informacija, apie ką jūs kalbėjot, bet galbūt jūs ne visiškai atvirai kalbėt, galbūt kažkas liko neišsakyto, bet viduje jaučiat. Tai įtraukit, įvardinkit jūsų gyvenimo misiją. Ir jos forma gali būti pati įvairiausia, galima abstrakčiai parašyti, galima konkrečiai, jeigu žinot konkrečiai, gali būti po kablelio daug dalykų, svarbu vienu sakiniu. Šios dienos suvokimu mano gyvenimo misija yra ir pratęskit sakinį. Misiją rašom savo, niekam nereikės skaityti, išskyrus vieną žmogų čia esantį. Bet ir tai savanoriškai. Suprantu, kad keletos minučių neužtenka, bet mes neturim daugiau laiko. Kas iš jūsų jau parašėt sakinį, mano gyvenimo misija? Ar yra vienas savanoris, kuris norėtų išsitirti su melo detektorium savo misiją? Galėsi visiems perskaityti garsiai? Gerai, tada kviečiu į viršų. Tai Karolinos, prašau ištiesti ranką, atsisukti mane ir ištiesti vieną ranką. Taip, dešinę ranką, tarkim. Ir kartoti mano žodžius. Mano vardas Karolina. Mano vardas Karolina. Mano vardas Petras. Mano vardas Karolina. Mano vardas Petras. Ir dabar laikydama ištiesusi ranką, perskaityk savo gyvenimo misiją. Ištiesk ranką ir... Mano gyvenimo misija yra padėti žmonėms atrasti save ir gerinti Lietuvos švietimo sistemą. Ačiū, paplokit.